štai ši paskutinė Ispanijos rinktinės ataka baigėsi blogiausiai, kaip tik tai gali pasibaigti. 2 taškai įskaityti ir dar baudos metimą mes Rikis Rubio. Na kaip kitaip, minutės pertraukėlės, paskutinė savo prašo ir Kęstutis Kemzūra, susinervinęs labai. Kamčia Renaldui Seibučiui, rungtynių arbitras užfiksavo pražangą. Ir štai tokia Kęstučio Kemzūros reakcija. Minutės pertraukėlė. Dabar 2 kartus pasakė iš karto jos reikalaudamas. Dabar Kęstutis Kemzūra. Varžovai meta dar baudos metimą. Rikis Rubio. Ir Renaldas Seibutis atsisėdo. Ko gero ne dėl to epizodo gynyboje, bet dėl to, kad dabar dar Lietuvos komanda nori surengti greitą ataką ir pamėginti ją užbaigti taikliu metimu. Linas Kleiza niekam nebetiduoda kamuolio, meta pats, meta netaikliai, taigi -8 taškai po 2 kėlinių. Galėjo būti geriau, bet galėjo būti ir blogiau ir tikrai dar toli gražu. Ne viskas šios rungtynėse prarasta, kad ir kaip imtų pyktis po tų paskutinių sekundžių. TV3 televizija grįžta į Izmyrą kartu su jumis ir tęsia tiesioginę transliaciją iš pasaulio krepšinio čempionato rungtynių, kuriuose Lietuvos komanda kol kas po 2 kėlinių 35-43 pralaimi Ispanijos rinktinei. Ispanai priekyje, tačiau kažkodėl tie ispanai negąsdina ir jie tikrai nebėra tokie antžmogiai ir tokie baisus bei nesugaudomi, kokie jau kuris laikas yra šiame pasaulyje, ko gero pradedant nuo 2006, o galbūt net ir nuo anksčiau. Iš tikrųjų tai sutapimas ar ne, bet ta naujoji ispanų karta, kuri dabar yra jau ir auksinė Europoje ir pasaulyje, prasidėjo būtent štai čia, Turkijoje 2001 metais. Rinktinėje debitavo Juanas Carlosas Navarro, debitavo Jorge Garbajosa, debitavo Felipe Reyesas, po to, aišku, prisijungė ir kiti, atsirado ir Calderonas, atsirado ir Pau Gasolio brolis Markas ir štai šita rinktinė. Jau nuo tų 2001 metų, tada jį iškovojo 3 vietą beveik visada, kad ir kokiose varžybose bedalyvautų, laimi medalius. Ne visada auksinius, tačiau dabar tai yra pasaulio čempionai, kurie apsigina nuo pirmosios Lietuvos rinktinės atakos šiame kėlinyje, tačiau šiandien Lietuvos rinktinei reikia pamėginti pakeisti istorijos tėkmę dėl to, kad paskutinį kartą Lietuvos komanda laimėjo prieš Ispanijos komandą oficialiuose varžybose 2003 metais. Tai yra Europos krepšinio čempionate Stokholme, jo finale. Ir tai buvo vienintelis kartas, o visus kitus 6 pergalės oficialiuose mačuose šventė Ispanijos komanda. Na, pasižiūrėsim, kaip klostysis antroji pusė, tačiau po pirmosios vaizdas, nors ir nėra idealus, jis taip pat nėra ir blogas. Pirmiausia, Lietuvos komanda vykdo savo uždavinius, neleidžia ispanams rengti greitų atakų, beveik jų nematėme ir puikiai kovoja dėl atšokusių kamuolių, tačiau net ir tas sugebėjimas ispanus priversti žaisti pozicinį žaidimą kol kas neatnešė tokių rezultatų, kokių norėtųsi. Lietuvos komandos ataka. Martynas Gecevičius, laisvas. Na pagaliau įkrist, tas kamuolys turėtų įkristi. Kaip jis dabar įsisuko, sunku net įsivaizduoti. Atodusis ir iš karto ispanų atsakymas bei raudonos vėliavos tribūnose. Na štai taip, galėjo būti. Skirtumas dabar tikrai ne 10 taškų, o tik 5, bet yra 10. 45-35 pirmauja Ispanijos komanda, kurios gretose Rudis Fernandesas ką tik pasivijo Gazolį ir Juaną Carlosą Navarro. Visi jie yra pelnę po 9 taškus. Na, pagaliau pavyksta pataikyti dabar. 45-38. Nereikia jaudintis, kaip sakė Martynas Pocius, nereikia mums įsikalbėti, kad čia mums nekrenta tie tritaškai. Viskas yra gerai ir iš tikrųjų per apšilimą viskas krenta, bet per rungtynes kol kas Lietuvos komanda yra pataikiusi 5 tolimus metimus iš 15. Ispanai atsikovoja šitą kamuolį. Rubio per Roberto Javtoką. Ir pražanga Rikiui Rubio puolime. Toks yra teisėjo sprendimas. Ir ironiška šypsena. Robertas Javtokas. Šiandien galima įsitikinti, kiek daug reiškia
stiprus ir galingi vidurio puolėjai, tokie kaip Robertas Javtokas. Šiandien be Roberto Javtoko, ko gero, ir nebūtų įmanoma žaisti prieš Ispanijos rinktinę, ko gero. Jeigu turėtumėm dar vieną Roberto Javtoką, galbūt ir nebūtų buvę to ispanų spurto antrajame kėlinyje. Simas Jasaitis iš 3 taškų zonos, nepavyksta pataikyti, Rudy Fernandesas atkovoja kamuolį. Ir užbaigia Ispanijos rinktinės ataką. Štai to reikėtų vengti. Štai tokių varžovų greitų atsakymų reikėtų vengti. Jiems nepavyko taip žaisti pirmoje rungtynių pusėje, nereikėtų leisti jiems įsibėgėti ir antroje. Jo labiau, kad šiandien reikia kautis iki galo, kaip ir minėjau. Pergalė būtų labai gerai. Bet jeigu tai yra pralaimėjimas, reikia pasistengti nepralaimėti didelių skirtumų dėl to, kad visko dar šitoje grupėje gali būti. Na, grįžtant prie Roberto Javtoko, reikėtų pasakyti, jog jis šiandien jau atkovojo 8 kamuolius Lietuvos komandos gretose. Tai yra geriausias rezultatas. Mantas Kalnietis metimas iš po krepšio. Ir 7. Manto Kalniečio taškas. Jis yra antras pagal rezultatyvumą. 11 taškų pelnė Linas Kleiza, 5 yra įmetęs Simas Jasaitis. Lietuvos komandoje taškus renka 9 krepšininkai, Ispanijos rinktinėje 7. Rudy Fernandesą uždaro 3 dabar į dėžutę Lietuvos rinktinės krepšininkai ir prasižengia vienas iš jų. Bet gera buvo ta dėžutė dėl to, kad Rudy Fernandesas negalėjo numesti kamulio prie tritaškio linijos jo laukusiems Ricky Rubio ir Juanui Carlosui Navarro. Robertas Javtokas prasižengia antrą kartą šiandien. Ir Rudy Fernandesas tęsia savo gerą pasirodymą šiandien, jau 12 taškų Rudy Fernandeso sąskaitoje. Ir čia 13-asis, 6 taškus vien tik tai per šį kėlinį pelnė Rudy Fernandesas. Mantas Kalnietis, Linas Kleiza atiduoda kamuolį Mantui Kalniečiui. Šis greitai, Robertas Javtokas atsisuko ne taip greitai, kaip reikėjo. Linas Kleiza, staigus, bet netaiklus Lino Kleizos metimas. Ir ispanai gali susigrąžinti savo dviženklį pranašumą. Linas Kleiza stabdo Juaną Carlosą Navarro. Na ką, pažiūrėsim, ar istorija pasikartos. Ispanai štai taip, panašiai prastai startavo Europos krepšinio čempionate Lenkijoje, tačiau po to įsibėgėjo ir pasidarė nesustabdomi. Ko gero, galima prisiminti net ir pasaulio futbolo čempionatą, kurį Ispanijos rinktinė pradėjo pralaimėjimu, tačiau po to tapo pasaulio čempione. Bet kol kas, net nepaisant štai šio Jorge Garbajosos tritaškio, įspūdis yra toks, kad šiame čempionate ispanai tikrai susilauks rimtos konkurencijos ir su jais kovos daugelis komandų. Lietuviai irgi kol kas kovoja pralaimėdami ir turėdami dabar 12 taškų deficitą. Ir kaip išprovokavo dabar Mantas Kalnietis pražangą Markui Gasoliui. Pirmoji Marko Gasolio pražanga. Būtų gerai ir mums turėti kokį nors tokį agresyviai baudos aikštelėje puolime žaidžiantį krepšininką. Markas Gasolis štai taip darbuojasi gynyboje, 4 blokai šiandien jau. Ir taip pat jis vienas iš rezultatyviausių savo ekipoje. Robertas Javtokas šiandien gynyboje yra neprilygstamas, tačiau kol kas pelnė tik 3 taškus. Ir nedaug tokių epizodų, kai kelia grėsmę Robertas Javtokas ispanų krepšį. Ir dabar užtvara Tomui Delninkaičiui. Na štai dabar žaidžia Robertas Javtokas prieš Marką Gasolį. Na štai čia tikrai epizodas vertas nesportinės pražangos. Markas Gasolis nugriuvo. Štai čia nugriuvo ir griūdamas bandė nusitempti Robertą Javtoką kartu. Nėra nesportinės pražangos. O Robertas Javtokas meta nuo baudų metimų linijos. Na, vakar man teko susitikti akis į akį su Sergio Scariolo ir pirmasis jo klausimas buvo, ar žais Lietuvos komandos gretose Robertas Javtokas. Sužinojęs, kad atsakymas yra, kad žaisi, kad atsakymas ir buvo teigiamas, Sergio Scariolo taip palinkčio galvą ir sakė, jis yra tvirtas vyrukas, aš jį pažįstu. Taip pažįsta Sergio Scariolo Robertą Javtoką, pažįsta jis ir Paulių Jankūną. Būtent šie krepšininkai žaidė Maskvos srities Chimki komandai, kuriai tada vadovavo. Tai yra Sergio Scariolo, o čia sugriuvo vėl Lietuvos komandos gynyba ir varžovų persvara šoktelė iki 13 taškų. Kęstutis Kemzūra prašo minutės pertraukėlės.
Nežinau, ar jūs girdite šios transliacijos metu, ką kalba Kęstutis Kemzūra, tačiau iš vien tik tai vaizdo, kurį matėme dabar savo ekranuose, galima spręsti, jog kova tikrai nebaigta, kova vyksta toliau. Na taip sakė Kęstutis Kemzūra ir spaudos konferencijoje po pergalės prieš Kanados rinktinę, paklaustas apie tai, kaip jo komanda ruošiasi rungtynėms su Ispanijos ekipa ir kaip jose žais. Kęstutis Kemzūra sakė, jog mes tose rungtynėse, žinoma, einama ne pažaisti, o kautis dėl pergalės. Žinoma, Ispanijos rinktinė yra stipri komanda, žinoma, su ja reikia skaityti, žinoma, su ja kovoti yra sunku, bet su ja, kaip ir su visomis kitomis, mes eisime kovoti dėl pergalės, sakė Kęstutis Kemzūra. Ir Aleksas Mumbrų griauna Joną Mačiulį. Antroji Alekso Mumbrų pražanga. Antroji prieš Joną Mačiulį. Ir pavyksta Jonui Mačiuliui šį kartą įveikti Alekso Mumbrų gynybą 54-43. Baudos aikštelėje Lietuvos komanda šiandien pelnė 16 taškų, ispanai 28. Būtent per savo aukštaūgius krepšininkus ir kars nuo karto štai tokiais prasiveržimais į baudos aikštelę ispanai ir griauna Lietuvos rinktinės gynybą. Tritaškių jie šiandien pataikė tik vienu daugiau negu lietuviai, užtat reidai į baudos aikštelę ir perdavimai ten stovinčio Markui Gasoliui yra šiandien didžiausia Lietuvos komandos problema. Tomas Delininkaitis prasižengia trečią kartą šios dienos rungtynėse, bet keičiamas yra ne jis, keičiamas yra Mantas Kalnietis. Delininkaitis lieka. Juanas Karlosas Navaro prie baudų metimų linijos. Pataiko Navaro. Kurio statistiką matote savo ekranuose. 17,5 taško kol kas per pirmosius 2 mačius prieš Prancūziją ir Naująją Zelandiją. Ir šiandien jau 11 taškų Juano Karloso Navaro sąskaitoje. Ir Lietuvos komanda atsilieka 13 taškų skirtumu. 43-56. Delininkaitis su Robertu Jevtoku. Nepavyko įmesti kamuolio Robertui Jevtokui. Tai, kas pavykdavo rungtynėse su Naująja Zelandija, štai tokie paprasti sužaidimai 2 prieš 2 su Ispanijos rinktinė. Taip paprastai nepraeina. Linui Kleizai įsprausta kamuolys iš rankų. Juanas Karlosas Navaro. Netaiklus metimas, išsigando Lino Kleizos, bet ispanai su kamuoliu ir dabar jau Juanas Karlosas Navaro pataiko iš 3 taškų zonos. Štai tokia brangi gali būti viena vienintelė klaida. Skirtumas šokteli iki 16 taškų. Atrodo, kad tai yra didžiausias ispanų pranašumas šios dienos rungtynėse. Dar vienas toks neatsargus perdavimas. Tomas Delininkaitis Robertui Jevtokui kamuolį įmetė graži, Roberto Jevtoko verpstė, tačiau metimas netaiklus. Na ir ką, belieka tik tai griebtis už galvos, kaip tai padarė daugelis krepšinio sirgalių, o Markas Gasolis didina ispanų persvarą jau iki 18 taškų. 43-61 minutės pertraukėlė. Paskutinė Kęstučio Kemzūros minutės pertraukėlė. Lietuvos komandos treneriai žaidžia vabank, bandydami sustabdyti tą ispanų laviną. Atrodo, iš nieko dabar šoktelėjo skirtumas. Iš tikrųjų 5 taškai be atsako. Tik tai tiek spėjo padaryti ispanai, bet tas skirtumas dabar jau yra toks didelis.